dalinsiuosi skaidrėmis. Labas vakaras, mielosios, kurios čia esate. Labas vakaras ir sveikos, kurios dar tik tai klausysitės įrašą. Šio vakaro mūsų tema tai yra pirmas susitikimas, ko labai noriu, mes kalbėsime ar ne, ir ko nenoriu gyvenime. Ir kaip Young Living tau gali padėti. Tai mūsų šis yra pirminis toksai susitikimas, smagiai, kvapniai praleisime laiką ir tuo pačiu savo atsakysime į tokius klausimus, kas mums yra vertybės, kas mums yra kaktusas, kas mums yra svajonės ir pirminiai tikslai. Tavo kodėl mes čia visos esame, mes esame skirtingais tikslais čia, bet kažkuri dalelė mus visas vienyje, ar ne? Ir jūs jau turėsite po šio įrašo ar po šio mūsų susitikimo atsakymą savo trumpą istoriją, ką jūs galite pasakoti savo jau artimiausiams draugams, kurios tik tai pradedat ir startuojat būtent su Young Living. Tai šiandieną daug mes visko turėsim. Ir šiek tiek trumpai apie mane. Aš būsiu Daiva Bernotė. Būtent su aromaterapija aš jau draugauju daugiau negu 8 metus, mentoriauju ir pasakoju apie aromaterapiją, aš sakyčiau, 6 metai, gal taip aktyviai, sakyčiau, gal tik tai metai, tai taip galėčiau į tokius labai gražius tarpsnius skirstyti. Taip pat auginu 3 metų sūnelį, man tai yra didžiausias stebuklas, didžiausias deimantas, būtent aromaterapijos dėka, nes buvo labai sunku susilaukti, bet galiu sakyti, kad aromaterapija padėjo visokiojopai. Tada, ką aš dar gyvenime veikiu, vadovauju telekomunikacijų bendrovėje komandai, padedu augti, tobulėti žmonėms, esu baigusi coachingą ir viso ko, aš sakyčiau, jungtis yra aromaterapija, nes aromaterapija yra mano visuose gyvenimo srityse. Tiek asmeniniam gyvenime, tiek darbiniam nesusijusiu su aromaterapija, tai labai gražiai visą tai apjungia. Tai Gintarė, ar ne? Ir kokia transformacija per visą tą laiką, kai ruošiamės šitam seminarui, buvo labai smagu pasižiūrėti, ar ne, kodėl mano, kodėl aš esu su Young Living, kodėl aš esu čia, šitoje bendrystėje. Tai pirmiausia, aš esu dėl sveikatos. Kai aš atėjau į aromaterapiją, Young Living, aš apie eterinius aliejus tikrai visiškai nieko nežinojau, tai mano buvo pati pradžia į aromaterapiją, į sveikesnį gyvenimą. Tuo metu aš jau buvau pabaigusi coachingą. Patogu, išjunkit garsą. Aš buvau ieškojime savęs, kaip savo padėti, kaip suprasti save, suprasti kitus žmonės, ir meditavau, ir jogą lankiau, ir coachingą baigiau. Ir bekalbant su viena labai išsilavinusia moterim, sako, Daiva, tau reikia sužinoti čia apie eterinius aliejus. Pakvietė į kvapnų vakarą ir taip mano kelionė prasidėjo. Tai sakyčiau, didžiausia dovana, ką būtent šita kompanija man suteikė, tai yra sveikata, bendrystė, tobulėjimas, man visada buvo svarbu, tada laisvė, nes aš matau čia laisvę per finansinę prizmę ir visomis kitomis prasmėmis. Ir žinoma, širdžiai mieliausias dalykas, gal sakyčiau, kelionės, kur šiaip mėgau keliauti be Young Living bendruomenės, bet kai praeitais metais pabuvau Levantų laukuose kartu su Gintarė, su Ina ir su kitom merginom, tai atrodo, čia kažkas tokio, kur tave gali ir išlaisvinti, ir nunešti tam tikromis prasmėmis, ar ne? Tai tikrai labai yra visko daug, ką duoda būtent aromaterapija ir ta visa graži bendrystė. Tai tiek apie mane. Gintarė, tu apie save papasakot. Daiva, labai džiaugiuosi mūsų bendrystę ir draugystę. Turbūt vienas iš tų dalykų, už kurį esu dėkinga Young Living kompanijai, tai būtent tas naujas pažintis, naujus požiūrius, kuriuos atrandu žmonės.
nes daugelio turbūt nepažinočiau ir neturėčiau galimybių sutikti, o čia ateina labai įvairių žmonių, su labai įvairiom patirtim, su labai įvairiom profesijom. Aš pati esu jau beveik suaugusi 2 vaikų mama. Tai ten sako, jau kai vaikai pilnametystėje, tai vėl į tą jaunystę sugrįžtam. Tai toks ir jausmas yra, vaikai paaugę, bet vis tiek jų gyvenimai rūpi ir ta mamos rolė jinai vis tiek yra. Taip pat ir žmonos rolė yra, mes moteris daug labai gyvenime rolių turim. Ir šeima man yra viena iš tų vertybių, kur labai svarbu, kaip jinai jaučiasi ir kaip aš galiu jų gyvenimą praturtinti. Gyvenime kasdienybėje nuo 8 iki 5 dirbu viešajam sektoriuje jau daugiau negu 20 metų. Ir pastaruoju metu, mano tas nuo 8 iki 5 valstybiniam sektoriui kartais išsiplečia į dar daugiau valandų, ne į mažiau, kaip kažkas svajoja. Ir norėtųsi liktai dirbti mažiau tų valandų, o uždirbti daugiau. Tai čia kaip tik dabar, nežinau, jeigu kažkas dar dirba irgi viešajam sektoriui, tai turbūt puikiai žino, kokie yra krūviai ir kokie reikalingi resursai. Ir labai džiaugiuosi, kad prieš 8 metus į mano gyvenimą atėjo Young Living kompanija, eteriniai aliejai. Tai domiuosi jais ir visom jų galiomis jau apie 8 metai. Ir turbūt nuo gimimo esu visako organizatorė. Tai Young Living kompaniją labai gerai pažinau per tuos organizacinius dalykus, nes labai įsitraukiau pastaraisiais metais prie įvairių renginių. Tai tiek konferencijos padedu paorganizuoti, padedu padėlioti ekspozonas, kad viskas ten sklandžiai vyktų. Praeitais metais turėjom tokį grand fantastinį ačiū Daiva, tu padėjai aromą žygį. Ir šiais metais kartosim pajūry, bus rugpjūčio 10 dieną, tikrai fantastiškas renginys, tikiu, 10-mečio proga. Ir per visą tą kelionę, kai Young Living atėjo kvapo pavidalu, atėjo kaip geras kvapas į mano namus. Ir turėjau tik tai tą poreikį tokį, kad man kvepėtų namai, kad aš galėčiau tenai kaip laumė priburti ir sukurti gerą ir tokią jaukią aplinką. Vėliau tas produktas, jisai labai daug nuveikė su manim. Tai pirmas dalykas yra sveikata ir pakeitė daug sveikatos dalykų. Aš turėjau labai sutrikusi ciklą, turėjau labai skausmingas mėnesinės ir aš be tablečių neišeidavau iš namų. Būdavo tokios dienos, kai mane visiškai išjungdavo ir negalėdavau išeiti į darbus. Tai eteriniai aliejai man šitoj vietoj labai daug padėjo. Ir jeigu aš tada galvojau, aš atsimenu, kai Jolanta man pasidalino, kad tepti Progressence Fito Plus pilvo apačią, jisai kainavo apie 50 €, kaip ir dabar beje kainuoja. Tai prieš 8, tada dar buvo litai, tai man buvo didžiulė prabanga tepti pilvo apačią, nes aš net kremo savo tokio nenaudojau, brangaus veidui. Ir čia irgi ta transformacija požiūrio, kur tada sakydavau, aš negaliu sau leisti tokio brangaus produkto tepti ant pilvo. Tai šiandien mano požiūris yra pasikeitęs taip, kad aš sau negaliu leisti iškristi iš darbo, negaliu sau leisti iškristi iš ritmo, negaliu sau leisti neturėti energijos. O eteriniai aliejai, kiti produktai, papildai, Ninja sultis, tai yra įrankis jaustis geriau. Tai čia per produkto galią, bet pačiai kompanijai, pačiai veiklai aš labai ilgą laiką sakiau ne. Tinklinis marketingas buvo toks, turbūt netgi keiksmažodis, labai turėjau blogą nuomonę, labai turėjau prieš tai, aišku, blogą gal ir patirtį.
Tai aš ne tik, kad aš negalėjau dalintis pačia veikla, tuo, ką duoda Young Living kompanija. Aš atsimenu, pas mane net jeigu būdavo žmonės jau teiraujasi, nes aš labai produktą jau mylėjau ir aš jau jį naudojau ir visi matė, kad veikia ir man sakydavo, kad tu pasikeitei, kad tu daugiau pradėjai spalvų naudoti gyvenime. Tai ir klausdavo, o ką naudoji, o kaip čia įsigyti, o kaip turėti. Ir aš sakydavau, galima ten taip ir taip, bet čia, žinokite, tinklinis. Lyg kažkas būtų negero. Tai va čia man irgi transformacija labai didelė įvyko. Turbūt, kai buvau Kroatijoje, Šlamučių ūkyje, aš pamačiau visą bendruomenę. Aš pamačiau, jau Dario Jango nebuvo, bet tenai buvo jausmas, kad jisai yra gyvas. Tenai buvo jausmas, visi dalinosi jo istoriją ir tomis vertybėmis, kurios labai labai giliai man suvibravo. Ir aš ten pamačiau labai įvairių žmonių, tiek pagal amžių buvo ir jaunų, ir jau pensijoje, ir jie visi norintys, ir jie visi turintis begalės svajonių. Tai ir mane tas labai irgi įkvėpė ir tada galvoju, ir aš noriu, jeigu ten jisai gali, jeigu ten jinai daro, jeigu tas žmogus jau tiek dalykų pabandė, bet vis tiek va čia sugrįžta, tai čia yra kažkas. Ir man tada pasidarė įdomu, o kas čia yra daugiau, o kaip daryti. Ir aš taip jau apie metus laiko, porą turbūt metų, kažkaip per COVID man visos transformacijos, tada Kroatijoje buvau ir pradžiai buvau tokia stebėtoja, galvojau, tik pasižiūrėsiu, kaip čia kas, o šiandien labai tikiu čia esančiai žmonėm, labai tikiu pačiu produktu ir tikiu pačia veikla, pačiu tinkliniu verslu ir man tiesą sakant, kuo toliau, tuo jisai sąžiningesnis atrodo. Aš jau matau, kiek tai yra sąžiningiau negu, tarkim, tam pačiam viešajam sektoriui. Nes ar aš dirbsiu 8 valandas savo darbe, ar aš dirbsiu 10 valandų, kaip kartais labai iš manęs tikisi, mano alga nuo to nekiek ir pajamos nesikeičia. Tai turbūt tos vertybės, jos labai labai surezonuoja su kompanija. Daiva, kokios tau vertybės čia Young Living kompanija tau surezonavo ir tau labiausiai atitinka? Nes mes turbūt ir draugystės, ir darbus, ir daug dalykų renkamės pagal tas vertybės. Labai gražiai ir pasakėjai, kad mes renkamės, ar ne? Mes galim pasirinkti bet kurią kitą tinklinio marketingo kompaniją. Aš irgi buvau kitoj kompanijoje, ten daugiau buvo į produktas, į namų ūkio valymosi priemonės. Ir man nelipo produktas, kad ir kokie faini buvo seminarai ir lektoriai ir taip toliau, bet ten man nieko nesigavo. Ir aš suprantu dabar kodėl. Nes tas produktas, kaip sakyti, ne mano. Kvapas tai yra ta transformacija, tobulėjimas, tai yra tobulėjimas. Ne žodis įvardinau tobulėjimas. Tai viena iš mano vertybių yra tobulėjimas, kad žmogus augtų, keistųsi ir tobulėtų. Kita vertybė man yra laisvė. Tai tu, Gintarė, pasakėjai, samdomam darbe tu dirbi nuo 8 iki 5 ir daugiau. Ir jeigu tu būsi toj stotelėje dabar, kur tu esi, kur tu būsi po 3 ar po 5 metų, tikriausiai ten pat. Čia, jeigu tu taip savo tikslą užsikelsi, tai tikrai gali būti ne ten pat šitoj vietoj. Tai kad ir kokį mylimą darbą turiu ir galiu paderinti laiką jau ir nuo 9 iki 4, bet visiems aš esu įrėminta. Ir man tai yra didžiausias dabar galvos skausmas, kaip iš tų rėmų išeiti. Nes turėdama sūnų, aš noriu skirti daugiau laiko jam, daugiau laiko savo kaip tobulėjimui. Tai va. Tada finansai. Tikrai mėgstu kaip ir gražiai apsirengti, nueiti į parduotuves, bet tam reikia finansų. Va. Tai tos vertybės iš tikrųjų labai labai yra svarbios įsigryninti, o visą tai Young Living kompanija ir duoda ir gali suteikti. Jeigu aišku sutampa su tavo vertybė, tai dabar kiekviena, pažiūrėkite ekrane, jūs matote,
vertybės. Matote vertybės. Perskaitykit jūs kiekvieną. Mes galim jums įgarsinti ir pasižymėkite dabar kol kas, kuri vertybė jums šiek tiek rezonuoja. Gausa, pasiekimai, nuotykis, autoritetas, grožis, paslaugumas, pokyčiai, atsidavimas, bendravimas, atjauta, bendradarbiavimas, drąsa, kūrybiškumas, sąžiningumas, šeima, finansinė gerovė, laisvė, linksmybės, dosnumas, gera sveikata, laimė, nepriklausomumas, žinios, meilė, lojalumas, ramybė, tobulumas, asmeninis augimas, punktualumas, santykiai, saugumas, supratimas, stabilumas, statusas, sėkmė, tolerancija, pasitikėjimas, tiesa, paprastumas. Pasižymėkite, jūs galit, pat kurios jums rezonuoja. Gal tai bus 5 dabar, gal tai bus 7, o gal ir 10 kažką jūs savo atradote. Parašykite vienetuką, kurios jau pasižymėjote. O kokios tavo, Gintarė, vertybės yra? Aš tau pasižymėjau, bet, šiaip aišku, visa tai yra svarbu, bet jeigu taip tokį 5-tuką įdėti, tai aš jau kaip pradžią minėjau, man šeima, man labai svarbu gera šeimos savijauta. Ir kad jiem viskas būtų gerai, nes, kai yra viskas gerai šeima, sveikata, kas dar? Tada sveikata, tobulėjimas, gausa, ir čia įvairiom prasmėm, gausa ir kūrybiškumas. Tai galimybė save realizuoti, tai čia labiausiai. Tai abipusiai sutampa. Mūsų abipusiai sutampa. Tai matau, dauguma jau pasižymėjo, Žana, Jolanta, Aistė, Gintarė, labai džiugu. Kol kas šiandien apsistosim, eisime šiek tiek toliau, bet mums dar vertybės bus reikalingos. Taip. Ir dabar pirmas pratimas kviečiu paimti arba savo mėgiamą eterinį aliejų, kurį turite dabar šalia savęs pasiėmėte, arba paimti 3 eterinius aliejus, tai levanda, frankincense ir stresaviai, įsilašinti po vieną lašiuką į delną, sušildyti tarp delnų, pabūti su tuo kvapu truputėlį, pagalvoti, pajausti pirmą mintį, kuri ateina, bet mes ką tik apie vertybės kalbėjom. Vertybės yra apie jūsų tą vidinį vaiką, apie jūsų aš. Pagalvokite, ko linki jums jūsų aš. Pagalvokite apie savo stiprybės. Kokios jūsų tos 5 svarbiausios vertybės. Su kuo jūs, kaip jūs jaučiatės, ir parašykite laišką savo po 5 metų. Iš 5 metų perspektyvos, su tokia, ką jūs veikiate, su kuo bendraujate, kokiamis vertybėmis vadovaujatės, kaip jums sekasi, už ką esate dėkingi, už ką savo dėkojate. Tai dabar skirkime 5 minutės, bet tokiam pabuvimui, pagalvojimui ir parašykite laišką savo. Laiškas savo turėtų būti esamuoju laiku. Aš gyvenu pajūryje, šiltuose kraštuose, mėgaujuosi skaniais kokteiliais, žaidžiu su vaikais paplūdimyje, tarkime, ar ne, kaip aš čia kaip fantazuoju. Esamuoju laiku, nes mes save jau pradedame programuoti. Laiškas.
Jeigu kyla klausimų, kaip rašyti, ar dėl kažkokios vat kitos minties dar kažkaip nesirašo, drąsiai klauskit, galim padiskutuoti visos. Tai svarbiausia turbūt yra pajausti, kur norėčiau būti, kaip norėčiau jaustis po tų 5 metų. Ir tą labai vizualizuoti. Parašykite 5 tie, kas jau būsit, kai jau būsite parašę, mes jau žinosim, kad galim judėti į priekį. Dar turbūt minutę ir judėsime toliau.
Čia tikriausiai reikėtų daugiau laiko negu 5 minučių. Mes tikrai tą suprantam, bet tiesiog norim Jūs užvesti ant to kelio, kaip reikėtų rašyti. Čia galima net ir valandą tam skirti laiko, net gal būtų ir tinkamiau, kai tu visiškoje tyloje su savimi išjauti, išmedituoji. Bet šią akimirką per tas pirmasis minutės irgi galima daug sau rasti tokių gražių atsakymų, o koks galėtų būti mano tas idealus gyvenimas. Tai mes turbūt leisim po to pabaigti, kas norės, kas bus nesuspėję, bet tikrai rekomenduoju pasirašyti tą laišką savo, pasidėti kažkur ir po to, kad ir po metų netgi paskaityti, ar einate tą linkme, ar ne, ar ta projekcija keičiasi. Labai įdomu yra įsivertinti ir pamatyti. Ir sugrįžtant prie tų vertybių, jūs kai išsigryninote, galbūt kai kas 7, kai kas 8, kur mes parašėme iš to sąrašiuko, kai kas dabar pamatėte, kai rašėte laišką savo po 5 metų, tam tikrus dalykus, kas jums yra svarbu, galbūt apie tai negalvojate, o dabar pagalvojate, tai paimkite savo dabar ir įsivardinkite tas svarbiausias 5 vertybės jums. Ir paprašysim čia į četuką pasidalinti su visomis. Arba kas nori, gali ir įgarsinti, įsijunkit mikrofoną ir pasakykit. Nes kartais išgirstant kitą žmogų, tu pagalvoji, o geras, ir mano kita vertybė, bet aš apie tai nesusimąsčiau. Nes mes kituose girdim ir save. Aš paskaitysiu, ką mums Jolanta rašo, kokios jos vertybės yra šiuo metu. Jinai renkasi pirmiausia asmeninį augimą, saugumą, kūrybiškumą ir dosnumą. Labai gražios vertybės. Tai Aistė jau mums rašo paslaugumas, bendravimas, dosnumas, tiesa, saugumas. O vardo dovanokit, nežinau, galite parašyti Šiaumy. Labai toli nukeliavau, nesinori net sugrįžti į dabartį. Gera girdėti. Gal kažkas norit įsijungti mikrofoną, bet drąsiai esam savam rate ir galite pasidalinti. Ina, kokios tavo vertybės šiuo metu? Mano tai yra gera sveikata, žinios, mokytis man patinka, dalytis žiniomis, noras turėti daugiau, toksai gausa turbūt. Ir kelionės. Ir kelionės. Labai panašumo yra, kaip mumyse. Nu, tai taip. Tai čia, man atrodo, kaip ir vienijamos visas. Dalia. Mes čia turbūt, Daiva, kai vakar balanso ratą, kur darėm, taip, viskas, taigi ir telpa, atrodo, čia. Jo, mes kai padarėm vakar balanso ratą, buvom merginų ratas, šventėm Young Living dienas ir sveikata, kitarinė, tobulėjimas ir taip toliau. Ir tiesiog tu pamatai, kad aromaterapija visose srityse žmogui padeda. Tai vat yra gražiausias dalykas, kuris dar nėra žmogus prisilietęs prie aromaterapijos, tai jisai įsileidęs į savo šeimą, tikrai visokeriopai gaus sėkmę, aš sakau. Taip, čia skaitėm. Gintarės neskaitėm. Tiesa, gausa, finansinė gerovė, šeima, asmeninis augimas. Dalia dar norėjau pakalbinti. Dalia, kaip pas jūs? Aš irgi pasirašiau turbūt 8, o į 5 eina tai žinoma šeima, gausa, tolerancija, sveikata ir kas čia, atjauta, ramybė, žinios, paprastumas.
Čia jau daugiau negu 5, bet visą tai siejasi, ar ne, jums labai prie širdies. Taip, Žana mums rašo pasiekimai, sveikata, drąsa, finansinė gerovė ir žinios. Tai ką aš matau iš daugumos, ta gausa, finansinė gerovė, tobulėjimas, sveikata, gal net ir būtų tas trejetukas, kas mus visas sieja, kas apjungia. Tai einu toliau turbūt. Jo, toliau tada pasižiūrim, kas dar neparašėt, būtinai parašykit, mes įgarsinsim ir tiesiog bus kiekvienai, manau, įdomu išgirsti. Ir antras pratimas, kurį pakviesime atlikti, tai apsirašyti savo kaktusą ir svajonę. Tai va ta turbūt svajonė susisės su tuo laišku savo iš 5 metų perspektyvos, bet prieš tai apsirašyti kaktusą. Pagalvoti, kas jūsų gyvenime yra tokio, kad esate pasiruošę padaryti bet ką, kad to nebūtų. Ir aš pati šitą pratimą esu dariusi ne vieną kartą, jį tikrai verta bent kartą metuose savo pasikartoti ir pasidaryti. Ir vieno maratono metu, atsimenu, savo pasirašiau netgi tokį klausimą. Man per praeitą susitikimą Vaida, kai vedė ir per tą kelionę ir irgi iš tos perspektyvos, kur esu šiandien ir kur esu po 3 metų, jeigu nieko nekeičiu savo gyvenime. Ir tas pasakymas, kad lyg ir nieko tokio, viskas yra gerai būti ten pat, kur esi šiandien. Bet man taip viduje viskas net suskaudo, tiesą sakant, iš vidaus, tas jausmas, tas baisumas, kad nenori, lyg ir negali labai skųstis, kad yra ten kažkas, tai nėra nieko blogo ir sveikata pakankama ir vienur ir kitur. Bet ypatingai, kas liečia man asmeniškai darbinę sritį, tai kur yra ta tokia apgaulingas komfortas, apgaulingas saugumas, kur tu galvoji, kad tu turi socialinės garantijas, lyg tave šiandien niekas atleis negali, turi stabilias pajamas, bet tu tokiam atsiduri rate, tokio truputėlį išnaudojimo, kur iš tavęs vis prašo ir tu dar vis darai per negaliu ir vis daugiau ir to jau resurso lyg ir vidinio trūksta. Ir aš vienam iš tų laiškų tada savo irgi pasirašiau, kiek man turi pradėti skaudėti, kad aš kažką pradėčiau daryti kitaip. Ir tai dabar kviečiu jūs pasirašyti savo iš savo perspektyvos, kas jūsų gyvenime yra tokio, ką esate pasiruošę padaryti bet ką, kad to nebūtų. Galbūt pas jūs jūsų gyvenimo sode tik gėlės žydi, gal nėra kaktusų, bet aš manau, turbūt kiekvieno gyvenime yra bent mažytis kažkoks kaktusas, kuris trukdo eiti link tos svajonės, apie kurią galvojat. Aš, žinai, apie savo kaktusą tai galvoju, Gintarė. Tai man tas vidinis skausmas didžiausias yra laisvės troškimas. Galvoju, kodėl žmogus gimsta, kad jisai turi būti įpareigotas nuo 8 iki 5, ar ne? Ir gerai, tu gali išeiti, kurti savo, įkurti įmonę, bet ten smegenys pastoviai virs procese. Tai aš, matau savininkę, vadovę, kaip jinai ten tam tikrose procesuose ar ne išgyvena, marketingas, tiekimas ir taip toliau. Tu esi atsakinga už viską, tai negalėčiau direktorė būti. O čia mums nereikia rūpintis, ar ne? Ir būtent Young Living kompanija, jinai viską suteikia. Jeigu tau atitinka produktas, visos kitos vertybės, tai čia galima daug pasiekti. Ką aš matau savo akimis. Taip pat man tai yra laisvė, kad būtumai savo vaiko šeimininkas ir ta gausa lydėtų kiekvieną dieną. Ir dar, tokia irgi,
mintis, kad, nu, vat galvoju, dabar man tiek metų, pensija tai toli. O pensijinio amžiaus žmonės, ar ne, jeigu jie dirba iki pensinio amžiaus, nu, tai jau ten sveikatos šio labai nebedaug lieka. Ir kur gyvenimo grožis? Nu, Ir prie skausmo, mes beje, va, pavyzdžiui, aš nuo sėdimo darbo turiu juosmens skausmą. Ir tu priemi kitą kartą, kad, nu, tai yra norma, blogai jausmas, kitaip nebus ir tai yra norma. Ir tu lik vat, nu, susitaikai su tuo skausmu, tu prie jo pripranti, tu pradedi jam lik kažkiek pataikauti, bet nuolatos jausti skausmą, tai tada tavo visa sistema nervinė sutrinka, po to tu liktai galvoji, kad viskas gerai, bet negerai. Taip, tai ką tu tokio esi savo pasiruošusi padaryti, kad to nebūtų gyvenime? Aš daug esu dabar jau pasiruošę. Nu ką, pabandykim, pamodeliuokim, ar ne, kad padėti suprasti. Pavyzdžiui, aš, vat, kad ir kaip, nu, vat, įtemptas grafikas, žinau ir pas tave, kaip tas grafikas kalendoriuje yra užbukintas, bet aš Young Living veiklai atrasiu laiko. Taip, bet čia labai tavo gerai pasakyta, kad nesvarbu kiek, čia jau yra prioritetas. Nes aš jau, jeigu aš dar anksčiau testavausi ir žiūrėjau tai per tokį kažkokį, nu, truputėlį sprindžio atstumu, su eksperimentais kažkokiais, tai va tas yra atėjęs žinojimas, kad aš ne tai, kad privalau, aš noriu atrasti. Bet vidinis yra noras, ar ne? Taip, jau noras, jau kaip tik aš jau galvoju, tas ne mano, netgi kaip mechanizmai smegenyse, jau dabar taip sukasi, kad dienoje, kur man kaip prasistumdyti, kad aš rasčiau laiko pagilinti čia žinias, susitikti su žmogum, pasiruošti seminarui, suorganizuoti aroma vakarą, sukurti galbūt naują projektą su aromaterapija. Tai, bet čia yra tai, kas mane iš vis prikelia ryte, kur aš einu su motyvacija. Ir jeigu tas darbas nuo 8 iki 5, tu vis galvodavai, o kaip aš galėčiau kažko nedaryti, tai čia aš... O čia galvoju, ką padaryti, ar ne, kaip sukurti. Tai va tas yra svarbiausia, nes, pavyzdžiui, aš irgi lygiai taip pat, ar ne, ten atrodo to laiko nėra, ar ten sūnelis namuose ir atrodo nepatogu vesti to seminaro, tai aš jau eliminuoju tai, kad yra tai sūnelis kartu į tą seminarą, nes anksčiau buvo, gal net taip estetiška, net taip patogu, bet dabar žiūriu, kad tai yra gyvenimas, mano tikslas, mano svajonė ir viskas, kam aš būsiu tinkama, tam būsiu tinkama, ar ne, Gintarė? Tai vat ir tas yra labai, labai svarbu, kad būtų tas vidinis kaktusas, kuris jūs kelia ir veda link to darimo, atradimo laiko tam. Kas jau pasirašėte savo kaktusą? Galbūt kažkas esat pasirašę po įvadinio susitikimo, nes buvo tokia užduotis apsirašyti savo kaktusą. Dalia, kadangi matau jūs, aš trumpai pakalbinsiu jūs. Koks jūsų kaktusas? Nu, jeigu reikėtų trumpai, keliais ar ne, sakiniais įvardinti, koks jūsų kaktusas būtų? Tai bet aš jūsų klausiausi ir aš pagalvojau, o aš tai jau išėjau į pensiją, aš praėjau visą tą gyvenimą ir visą tą patyriau, ką jūs kalbate apie tai, kas jūsų laukia. Tai vat aš ir sulaukiu tos pensijos ir žinoma, jinai nepaprastai maža ta pensija. O atradus Young Living, tai žinoma, tai man yra svarbu gausa. Bet man čia yra taip įdomu ir Daiva, tu pasakoji irgi, kad bandėjai su kita firma. Aš esu irgi bandžius naudoti produktus ir mane kvietė irgi pabandyti ir panašiai, bet man visiškai nelipo. O čia kelia iš ryto. Man, pavyzdžiui, aš dabar kaip pensininkė, aš retai kada einu į darbą, mane kada pakviečia, bet aš keliuosi anksti iš ryto, nes man yra noras. Tas ir veža. Svarbiausia, kad ir sužinoti, ir kad rasti laiko ir su žmonėm pabendrauti. Ir, pavyzdžiui,
tas bendravimas, vat aš turėjau vakar irgi susitikimą namuose moteriai, tai aš pasakoju apie tos eterinius aliejus ir 2 valandos praėjo šitaip, kad ir svarbiausia, kad ir žmogui patiko, ir man pačiai va džiaugsmas. Tai va čia va yra tas va toksai, o aš va dirbau, pensiją mažą uždirbau, man skauda, kad aš va savo gyvenime tiek praradau, kai va, nu, bet atsirado laiku, va būtent tuo laiku, tai va aš tuo labai džiaugiuosi, o aš irgi noriu ir keliauti, ir būti sveika, ir turėti daugiau savo laiko, ir energinga su anūkais. Tai va čia yra mano irgi skausmas, kad maži pinigai ir kad turėti daugiau energijos ir laiko savo. Tai va. Labai gražiai, Dalia, jūs mus ir papildėt šitoj vietoj. Sakyti, kol mes dar nesulaukėm, įsivardinat visą tai, bet aš žaviuosi, kiek aš jūs matau susitikimuose, nu, tokio pensinio grožio moters, ar ne kiekviena kaip turi, ir energijos, ir noro tobulėti. Aš sakau, jeigu pensinio amžiaus žmogus nori 80 metų mokytis ir dar pasiekti, nes nu dar ilgas gyvenimo tarpsnis, gražus. Va būtent aš įsivaizduoju, kad aš dar gyvensiu ilgai ir daug nuveiksiu. Aš beje, iš tų svajonių, jeigu dar pašnekėt truputėlį, tai aš atsimenu, mane šiaip, Jolanta Puzienė yra mano draugė, ir mes daug bendraudavom apie įvairius gyvenimo tarpsnius, įvairius gyvenimo sritis. Ir jos svajonės tai būdavo tokios, nu vau, mane tai atsimenu, versdavo iš kojų, ir aš galvoju, o aš net nedrįsdavau. Tai vat ką dar Young Living išmokina, jis išmokina svajoti. Tai viena iš jos tų svajonių, dabar tik tai bijau pameluoti, kiek tenai metų, Jolanta, jeigu yra, tai galbūt pati pakomentuos ar parašys, kad jos viena iš svajonių, kad irgi va, tas apie sveikatą, ją tiek palaikyti ir tokią turėti, kad būnant pensijoje su anūkais, jinai galėtų kartu bėgti krosus ir kartu sportuoti ir nenusileistų anūkam į savo visą. Tai vat labai gražiai, Gintarė, va su tavo ta svajonė galima pereiti į kitą užduotį, į svajonės. Kaip atrodytų jūsų gyvenimas, kai jau nėra jūsų kaktuso? Ką veikiate? Kaip atrodo jūsų diena? Kur gyvenate? Ir kaip jaučiatės? Nes tą, kur laišką rašėm savo, čia dalinai kaip ir tinka, ar ne? Bet įeina. Bet čia galime dar plačiau įpinti tų svajonių. Tiesiog su gausa, su drąsa pažiūrėti. Tai šitai užduočiai skiriam porą minučių. Taip, nes aš manau, čia yra papildymas to laiško, nes ten yra tas tokia viskas patenka į tą svajonę, kai tu jautiesi, man va dar, kai Dalia irgi sakė, tas toks, kur sakau irgi, tu keliesi, dėl šitos veiklos tu keliesi ir yra variklis. Man netgi aš kitą dieną atidirbi labai intensyviai darbe, ten nuo 8 iki 5 ar nuo 8 iki 6. O vakare turiu aromą vakarą. Ir būna, važiuoju aromą vakarą, atrodo ir pavargus ir viską, bet tiek pasikrauni ir aš visą laiką su noru važiuoju, nes žinau, kad ten ateis nuostabūs žmonės ir man bus gera su jais bendrauti. Tai vat viena iš tų svajonių turėti darbą ir veiklą, kur aš net nejausčiau, kad tai yra darbas ir veikla. Jis sako, tu susirask hobį, paversk darbu ir tau nereiks dirbti, taip? Taip, iš tikrųjų. Ina, jeigu galiu dar jūs pakalbinti, ne? Kas rašo, iš mergino rašo. O aš tą save, kalbinu. Mintis tada leisiu jums garsiai ištransliuoti. Tu svajok, tu mėgsti svajoti, tu esi ta moteris, kur linki savo gausos ir mėgsti gausą. Kaip tavo atrodytų diena, ta svajonių diena? Ką tu veiktumai? Nu, aš kažkaip tai su ta diena, tai aš savo pasidarau tų svajonių dienų, tai aišku, ten man svajonių diena, kada niekur nereikia lėkti ir kad aš galiu viską daryti, nu,
be Bet tu multitasking. dabar, Ina, pamodeliuoji, kad visos dienos tavo svajonių dienos. Tai tai ką tu veiki tom svajonių dienom? Nu, aš vis tiek neįsivaizduoju savo svajonių dienos be darbo. Aš šiaip tai nenoriu į pensiją, tam tikrą prasme, kaip kiti įsivaizduoja, kad išeisiu į pensiją, žodžiu, ir ten. Aš vis Labai atsiprašau, Donata, jeigu gali garsą išsijungti. Gal tau, Gintarė, išeina išjungti? Aha, tuoj pasižiūriu, pabandysiu. O, taip. Va, Donata, tuoj. Sekundėlę. Va, kaip pavyko. Tai tu, Ina, dirbtumei mėgstamą darbą savo. Taip, aš norėčiau dirbti, aš norėčiau turėti gerą sveikatą, ta prasme, energijos, kad aš iš ryto atsikėliau ir norėčiau kažką tai daryti, o ne tai, kad vėl... Tai ką tu atsikėli ryte, ką tu veiki, šiek tiek. Aš tai atsikėliu, aš dar pamedituoju, aš suplanuoju miegodama, gulėdama, ką aš turėčiau per dieną padaryti. Net apsirengiu dar gulėdama lovą. Nu, ta prasme, man toks... Bet visą tu tai jau dabar turi, na, čia nesvajonės tavo, tai yra realybė. Nu, tai aš norėčiau, kad tai taip ir būtų. Jo, o ką darbą papildomai tokio, ko dabar neturi? Nu, aš tau galiu parašyti, aš jau tą parašiau visą svajonę, tai žiūrėk, aš parašiau. Gerą sveikatą, turiu energijos daryti, ką mėgstu, būti su vyru, seksas, su vaikais, mokytis, gerai atrodyti, gyvenimu džiaugtis, keliauti, patyrimų patirti kuo daugiau. Ir kad vaikam turėtų tą finansinę gausą, kad vaikams mokslai būtų apmokėti. Tai mokslai, kelionės, vyras, geras seksas. Nu ką, viskas. Tobula. Bet tai čia dar yra tas irgi, ką aš labai dar pasinai išgirdau, ir mes turbūt moteris visos tą turim, kai galvoji apie tas vertybės ir apie tai, ko tu nori. Tai, o ką tu turėsi, kai tu tą tu turėsi, nes šiaip žmogui tiek, kad išgyventi jam labai lyg ir nedaug reikia. Bet o kodėl norisi tos gausos ir tos laisvės, tai turbūt tas, kad tu ir galėtum skirti pakankamai dėmesio tiem artimiesiam, galėtum padėti gerus mokslus vaikam pasiekti, aprūpinti anūkus, ir galėtum dalinti savo gausą. Man tai čia dar labai tas irgi rezonuoja, kad... Jo, Gintarė, tu dabar kaip pasakėjai, ar ne, padėti anūkams. Aš dar galvoju, kad iš tikrųjų ir neprarasti to, ką tu dabar turi, nes čia irgi svarbu, nes kaip tu, Daiva, ir pastebėjai, aš ir dabar turiu daug ką. Bet niekada nežinai, kas gali atsitikti, ar ne? Ir tu taip versliai galvoji, kokį planą turėti ar ne? Tu labai taip turi, verslo gyslelę tokią. Aš? Na, jo. Taip. Kiek pažinau per pokalbius, kai mes keliavom, ar ne? Ir šitą darai, ir šitą darai, ir šitą, tai tokia versli moteris. O man dar kas yra svajonė, tas geras gyvenimas irgi Young Living jisai mokina. Ir tapus mamai, anksčiau aš galėdavau, batus nusipirkti pigesnius savo, ar dar kažką, taip, nesureikšminau tų dalykų, prabangos, bet vaikui noris duoti ko geriausio. Nežinau, čia mamiškas gal jau instinktas yra, kodėl aš turiu pirkti prastesnius, ar dar kažką kaip tik noris. Tačiau noris dar gausos. Ir vakar, kai įsigryninom per balanso ratą, gerai, jau tu viską turi. Ir kur esmė yra, ar ne, Gintarė, kur, kodėl, bet tau viso to reikia. Tai aš galvoju, mano tie esmė yra, šiaip, vieni pasaulį griauna, aš noriu būti ta kūrėja, kur padedu. Aš esu kūrėja, o ne griaudėja. Ir pasaulis būtų kuo daugiau tokių gražių žmonių, kaip mes čia visos susirinkusios. Kad padarytumėm laimingesnius, sveikesnius dabartiniai situacijai, ar ne, kas dedasi pasaulyje. Taip. Kaip Jolanta per konferenciją sakė, mes esam šviesos nešėjai. Ir kai tu tą ugnelę, tą žinią, šviesą perduodi viens kitam, ta šviesos vis daugėja. Nes aš, tai pavyzdžiui, dažnai ir per susirinkimus, ir savo komandą, aš irgi turiu komandą, aš labai dažnai sakau, kad labai lengvai yra susipykti
sukritikuoti, nedaryti, o pabandyk vat kitaip, pabandyk nesusipykti, pabandyk padaryti, žodžiu. Nu, tai vat taip, tada atsiranda kitaip viskas. Tai tą svajonę dar galėsit išsigryninti, pabūnant su savim, skiriant laiko to daugiau, bet plačiau pažiūrėti, apsirašyti, būtinai tai pasidarykit. Ir Apsirašykit ir dar netgi labai rekomenduočiau ir paieškoti tų vizualų, kažkokių vaizdelių, nuotraukų apie jūsų svajonę, koks būtų, ir irgi susidėlioti. Nes vizualizuojam svajonę, tai mūsų smegenys kitaip pradeda dirbti, jos pradeda ieškoti galimybių atsirasti tai svajoniai gyvenime. Ir atpažįsta, kur tu gali ją pamatyti, ta prasme, jeigu tu, jo, nes taip, jeigu neturi galvoje, tai net ir praeisi pro šalį. Uai, toksai. Tai va tas apsirašymas nuo kaktus apsirašom svajonę, vizualizuojam tą svajonę ir tada pagalvokit, jeigu nieko nekeičiat, kaip praeitą susitikimo metu Vaida sakė, turit tą pačią dienos rutiną, kokias galimybės turite to kaktuso atsikratyti ir nueiti link svajonės. Ir tada pagalvokite, kokį vieną dalyką, vieną veiksmą galite padaryti per dieną, ar tarkim skiriant valandą kažkam, kad išnyktų kaktusas ir žengtumėt link svajonės. Ką tokio turėtumėt padaryti ir kokias galimybės atrasti. Tai čia leisim pabūti su tuo klausimu jums namuose, užsirašyti, taip išsigryninant, bet ką Gintarė jau sakė, man tas irgi labai užstrigo, kai Vaidas kalbėjo ir ne veltui įdėjom šitos mergaitės nuotrauką. Man vaikai dabar, tarkim, kai matai jų augimą šuoliais, mėnesiais, kaip jie keičiasi, galvo, o kodėl žmogus, kai jis jau užauga, tam tikram lygmenį, jisai nebenori keisti. Nebenori augti, nebenori tobulėti. Pažiūrėkim, kiek vaikai nuo pat gimimo turi išmokti iki 20 metų. Jeigu žmogus darytų bet toliau tą tobulėjimą nuo 20 ir toliau, ar ten paimkime nuo 40 ir toliau priimtų sprendimą, tai kas iš mūsų galėtų išaugti ir kokios versijos, bet geriausios tos versijos. Tai tą labai kviesim savo pasigryninti, atsakyti tuos klausimus, ką tokio galite padaryti, kad jūsų kaktusas išnyktų ir jūs artėtumėt link savo svajonės. Ta apsirašius turbūt atsirastų tie kodėl jūs darote tuos veiksmus, kuriuos darote šiandien. Ir kviečiame atlikti tuos namų darbus per ateinančią savaitę, parašyti savo 9 kodėl. Kodėl esate čia, kodėl dar. Čia daugiau kodėl yra kodėl gali padėti Young Living kompanija. Kodėl, ar ne? Mes turėjom diskusiją su Jolanta, su nauja nare. Nes sako, aš dar nežinau, kaip čia prisistatyti, ką čia sakyti, ar dar kažkom tikiu, netikiu. O tai kodėl tu jau dabar atėjai, ką tu pamatei? Kodėl prie šitų mokymų prisijungėt, prie šito Aroma verslo kursą? Tai kai įsigrynini, per vertybės galima vertybių prizmę eiti, jau jūs matysit labai daug atsakymų. Tavo, pavyzdžiui, Gintarė, 3, ar ne, kodėl? Jie yra augantis, aš kaip ir savo pasakojau visą transformaciją, tai mano pirminis kodėl tai buvo produktas. Aš atėjau dėl produkto ir mane produktas suviliojo. Ir tiesą sakant, pradžiai turbūt tik tai kvapas, po to jau jo visos kitos galios.
Šiandien dienai turbūt yra labai stiprus, pirmam trejetuke būtų tobulėjimas, nes net priešinantis, kaip aš juokiausi, tam tikriem dalykam, eteriniai aliejai jie mane transformavo. Net dedant blokus, jie tuos blokus tirpdė. Tai va tas tobulėjimas, tas keitimasis, aš kaip pasižiūriu atgal ir šiandien aš savo patinku. Ir man patiko, aš dar vienas dalykas, ko nepaminėjau pradžioje, tai kai aš jau sugalvojau, kad o gal man čia pasižiūrėti šitą veiklą truputėlį arčiau ir rimčiau, tai šitas klausimas man iškilo, man jį pasakė mano aplinka, ne aš sugalvojau. Mano aplinka mane sako, kodėl tu ne čia esi? Mano vyras per COVID-ą, matydamas, kaip aš dirbu finansų ministerijoje, ir kai man būna kažkas paskambina pasikonsultuoti apie eterinius aliejus, apie aromaterapiją, mano būsena, sako, tu visiškai kitaip, sako, tu spindi. Kai tu kalbi, sako, kodėl tu nesi tenai? Ir va tas, kodėl nesi, aš pati pradėjau analizuoti, o tai kodėl aš nesu? Tai va tas mano būsenos pokytis yra turbūt irgi esminis dalykas. Kokie tavo, Daiva, pagrindiniai 3 kodėl? Mano irgi. Aš kai atėjau, kad aš pirmą galvojau apie finansus, bet aš nieko nežinojau apie produktą, galiu čia prisisvajoti ir taip toliau. Bet dabar aš esu dėkinga pirmiausia sveikatai. Vienareikšmiškai, pas mane gyvenimo tempas buvo labai įtemptas ir buvo ir nuo širdies jau ten raminamųjų ir taip toliau, nors ten tų metodikų, kaip nusiraminti, aš ieškodavau, bet kadangi pakankamai jautri asmenybė, tai visko būdavo, tai šiai dienai mano šeimoje yra aromaterapija. Ir galvoju, jeigu nebūtų to, kodėl, bet ar ne, tai galvoju, kas būtų. Bet ar ne, dabar sūnus, 3 metai, su karščiuoju kosėje, tai kas būtų? Prisiklausai mamų, ten antibiotikai ir taip toliau, bet taip būtų natūralu. Bet dabar aš džiaugiuosi, kad taip nėra. Ir pati aš keičiuosi irgi tobulėju, tai yra tobulėjimas. Galvoju, ar aš dabartiniam darbe galėčiau išeiti tiek daug iš komforto zonų? Nemanau, turėčiau prisigalvoti savo veiklų labai daug, arba eiti į kitas kompanijas, bet ką reiškia? Kiek aš kompanijoje esu pamačiusi, būdama vienai narė skirtingų verslų ir nekalbėsi su verslais ir matai jau tuos pagrindinius vadovus ir supranti, čia nenorėčiau dirbti, čia nenorėčiau, nesutampa mano vertybės, požiūrį, galiu keisti aš tą įmonę, gausiu taip daugiau, ar ne, bet ten nusialinsiu save dar daugiau, kas iš to? Vėlgi tada įsivertinti, pasižiūrėti. Ir kodėl čia aš Angliai gyvenu, aš matau, kad visos yra galimybės, apie kurias aš svajoju, apie savo vertybės. Ir turbūt dar vienas dalykas žmonės. Vat ką mes šiandien tik jungdamės į susitikimą, Rina sakė, kaip smagu jūs matyti. Ir tas jausmas, kaip smagu sutikti kiekvieną, su kuriuo tu... Ir kiekvienas žmogus yra istorija. Buvom Provanse. Aš atsimenu, Inna pirmą kartą, kai pas mus, aš po Šlamučio ūkio tada grįžau ir dariau grožio susitikimą apie būtent iš grožio mokyklos, ką parsivežėm, jinai tada atėjo pirmą kartą ir toks iš karto draugystė, nuo pirmo žvilgsnio užsimezgusi. Tai tas labai labai smagu. Ir tiek daug turtingų asmenybių, pavyzdžiui, ir visos atrodo, kad tai pamatai ten kelis kartus Zoom įrašuose ar gyvuose susitikimus, pavyzdžiui, Dalės. Aš nemačiusi gyvai, bet aš jaučiu, jeigu susitikčiau gyvai, tai man taip gera būtų su ją bendrauti ir tiek daug, atrodo, būtų galima semtis gyvenimiškos patirties. Tai lygiai taip pat ir su Ina, ar ne, kelionė atrodo, nes nematėm tiek daug laiko, bet pamatai susitikime, taip gera pamatyti, pabūti, ir visos tos pozityvios energijos sklindančios, mes pasiseka. Net ir mūsų, aš sakau, darbdaviai turi būti dėkingi, kad mes pačias investuojam į save, mokomės ir tada dar būnam naudingesnės ten kažkur, kažkam. Ar ne, kodėl? Įsikvėpiam energijos ir pozityvo labai labai daug.
Jo, Tai toksai palinkėjimas būtų, kad labai geras kalbant apie palinkėjimas. svajonės, kartais mes labai taip svajojam apie jas šnekam, bet nieko nedarom. Tai va daryti tą veiksmą, kad įgyvendinti svajones. Labai didelis palinkėjimas kiekvienai įgyvendinti savo svajones. Ir čia, vat, ruošiantis, vėlgi mes perėjom savo svajones, pasižiūrėjom, apie ką mes gyvenime esam svajojusios, baigusios mokyklą ir kaip tos svajonės pildosi. Aš pati esu asmeniškai iš mažo miestelio iš Žemaitijos ir mano svajonė buvo, kai atvažiuodavau į Vilnių pas tetą, pas dėdę vasaromis atostogauti, man atrodo, rojus tas Vilnius. Aš noriu gyventi tik Vilnių, studijuoti tik Vilnių. Tai patekau aš į tą Vilnių, baigiau mokslus, baigiau studijas, tada mano kitas svajonė, kai aš jau ten pradėjau nuo tų paprasčiausių darbų, auklė, tada padavėja, tada pardavėja, ir kai stovėjau šalia savo direktorės ir kitų vadovių, dirbdama telekomunikacijos srityje, žiūrėdama į nuotrauką, kaip aš norėčiau būti tokia nuostabi vadovė. Atsiprašau, kartais iš tam tikrų vadovių mokiausi, aš tikrai nedaryčiau taip, kaip jinai daro, su agresija, su panieka, į tam tikrus baksnojimus. Tik iš gerų vadovų, tik iš blogų vadovų aš gyvenime mokiausi. Ir viena iš svajonių, ir patapau, ir esu dabar vadovė. Kita mano svajonė buvo vairavimas, išsilaikyti teisės. Sunkiai man sekėsi, teorija 100%, o praktika, realybė, trečias kartas gavau, padėjau aš ten keleriem metam ir kai pribrendau, kai papurtė raktelį nuo ofiso, galvoju, kaip man mašiną parsivaryti, o rytoj vairuoti. Skambinu draugui, sakau, ar gali man parvaryti mašiną. Jis atvažiavo, ne, taigi vairuok tu, kas aš tau. Tai jisai padrąsino, jisai buvo šalia, padėjo, parsivariau į kiemą, tada kankinau vyrą, padėjo man rytais važiuoti tam tikrus maršrutus į darbą. Tai šiai dienai aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be mašinos. Bet kažkada tai buvo baisu, bet buvo vidinis noras, kad man mašinos reikia. Tada kita mano svajonė buvo susilaukti vaikučio. Ilgą laiko tarpą man nereikėjo vaikų, bet kai pribrendau, tiesiog netaip jau buvo lengva. Jau ir pas daktarus, ir aromaterapija šalia, daug visko buvo nueita, bet kur aš tik tai galėjau, kur galėjau melstis, kur galėjau uždegti žvakutę, kur galėjau kažkokius netradicinius būdus išbandyti, visur man buvo kaip suneris. Tai ta svajonė mano kaip tapo realybė. Tai kita mano svajonė yra su Young Living kompanija gauti tą laisvę, gauti tą tobulėjimą, gauti tą finansinę gausą, nes jaučiu, kad man tai yra gera, kad man noris padėti žmonėm, kad tai su mano vertybėm sutampa. Tai savo linkiu, kad tai taptų mano realybė. Gintarė, kokios tavo svajonės įvyko ir kokią svajonę dar turi? Mano beje, žinok, kalbant apie svajonės, tai tokios, net aš net nežinau, pas mane jeigu tokios tokių abstrakčių, aš gyvenime turbūt niekad neturėjau. Aš turėdavau tik tokius, labai apčiuopiamus norus ir tos norus, kur tu jauti net skrandyje, kad tu to nori ir tu turi tai turėti ir tu negirdi tada jokių priežasčių, kad tai yra neįmanoma. Tai kas tai buvo? Tai tarkim, tai buvo, aš atsimenu, aš labai norėjau gyventi name su terasa. Netgi namas netiek svarbu, man labai buvo svarbu turėti terasą. Ir terasai gerti kavą. Ir aš nieko, aš visiškai nevertinant nei finansinių galimybių, nei nieko, aš tiek išūžiau galvą ten vyrui ir aš jį įtikinau, kad mes galim, kad mums reikia, kad reikia taip, o ne kitaip. Ir tai buvo projektas. Tai buvo projektas turėti namus su terasa. Ir aš visas kitas galimybės kažkaip tai kitaip gyventi, aš jų net nemačiau ir nevertinau. Kita įdomi svajonė mano, jau dabar 18-metė dukra, tai aš irgi labai ryškiai
mačiau, jinai man užgimė mano mintyse daug anksčiau negu kūne. Aš žinojau, kad aš noriu rudakės, net nenoriu, aš net vyrui pasakiau, mes kažkada turėsim dukrytę, rudom akim, garbanota Erika, protinga. ir ta vizualizacija buvo, ir aš atsimenu, kai gimė plika, galvoju, kažkas čia ne taip. Bet netgi kito, tas irgi, kai tu to taip nori, aš buvau visur ten apie vaikus skaičiau, jau projektas ėjo į gyvenimą, tai aš visur buvau apsidėliojusi nuotraukytėm vaikų, tas manęs darbė net klausdavo, sakė, čia tavo vaikai, ne, aš dar tik svajoju apie vaikus, bet vizualizavimas. Ir po to gyvenimas įsuko, atsirado rutina, darbas, lyg tas įvyko ir beje, kai aš ateidavau kartais ir į Young Living renginius, į konferencijas ir apie svajonės irgi kalbėdavo ir aš pavydėdavau to, kad žmonės turi svajonės. Aš Jolantai sakydavau, aš noriu, kad man čia vėl tie drugeliai atsirastų. Atsirastų drugeliai, dėl kurių aš norėčiau stengtis, kažkas mane išjudintų. Ir mane išjudino, išjudino jos vaikas beje, nes kažkada pietavau ir jos sūnus sako, tai sako, tu Silveris? Sakau, ne. Tai gal Deimantas? Nu irgi ne. Ir taip, ir tada viduj tas toksai užvirė, kad man reikia to Silverio, kad galėčiau važiuoti taip, jau su sąžinės ramumu. Ir kad galėčiau, ir noriu aš į Ameriką nuvažiuoti, gali susitaupyti pinigų, nusipirkti kelionę, bet ne, aš noriu gauti dovanų kelionę į Ameriką. Ir taip nuvažiuoti. Aš dar vienas dalykas, apie kurį svajojau apie komandą, ir šiais metais konferencijoje, kai dalyvavau su komanda, tas jausmas buvo su didžiuliu dėkingumu. Tai irgi ypatinga. Tai aš labai linkiu pasirašyti tas svajonės, kurios užvirtų tą kraują, kad norėtųsi veikti ir eiti link jų. Bet kad svajonės taptų kažkuo apčiuopiamu, labai verta jas paversti tikslais. Apsibrėžti savo, apsirašyti konkrečiai, ko aš noriu, kaip aš jausiuos, kai tai turėsiu. Tai kas skiria svajonę nuo tikslo nuo svajonės, tai tuo, kad tikslas jisai yra konkretus. Jisai yra labai aiškiai pamatuojamas. Jisai yra realiai pasiekiamas, apsibrėžiant laike. Tarkim, jeigu aš noriu kitais metais keliauti į Ameriką dovanų, į Monos ūkį, tai aš turiu iki to laiko pasiekti Silver kvalifikaciją ir tada pasižiūri visas šakas, kiek reikia apyvartos, kiek reikia žmonių ir ką aš galiu padaryti. Ką aš galiu padaryti jeigu, tarkim, po 12 mėnesių aš noriu, kad mano apyvarta siektų 10 000, tai kokius aš veiksmus turiu būti pasiekus po 9 mėnesių, po 8 mėnesių, po 6 mėnesių, po 3 mėnesių. Tas turi būti labai pamatuojama ir turėti laiko terminą. Tai čia linkėtumėm, kad su savo sponsoriu, kas jūs pakvietė, kad jūs savo tikslą, kas liečia būtent Young Living tikslą, jūs susidėliotumėt, kad jums padėtų. Kartais, tarkim, naujam startavusiam žmogui, manau, yra nedrąsu svajoti dideliais mastais. Retenybės būna, kur svajoja iš karto dideliais mastais ir išeina. Bet tas žmogus, kur jisai yra šalia, jisai pamato daugiau negu tu gali. Man tas labai žavi, kad kartais tas šalia žmogus, jisai mato tavyje daugiau ir jisai gali tau tą tikslą planą arba pakelti, arba pasakyti taip ir taip, gali būti. Tas turi būti, jisai tave supažindina su realybė, nes visos svajonės, jos yra kažkiek realios,
ir įmanomos, bet jeigu mes kalbam apie veiklą, apie pasiekimus versle, čia bet kuriam turbūt tam versle. Tai tarkim, jeigu mes imtume tradicinį verslą ir tu sugalvoji, kad tu kažkokį gaminsi produktą ir tu nori iš jo uždirbti, tarkim, kažkokias pajamas, tai tu ir paskaičiuosi, kiek tu turi pagaminti gaminių, kiek tu juos turėsi išreklamuoti, parduoti ir viską, kad gautum tą pelną, kurį tu nori gauti. Tai čia irgi turbūt labai gerai yra pradėti svajoti nuo to, kur tu nori būti ir tada pasižiūrėti, ko tam reikia ir tada labai aiškiai savo užsibrėžti, kad jeigu aš noriu būti birželio mėnesį executive, tai ką man reikia dėl to padaryti. Kiek padaryti renginių, kiek turėti susitikimų, kiek pasidalinti šitą žinutę. Tai čia linkėsim kiekvienai pasidaryti ir jūs galėsite mūsų Telegram grupėje pasidalinti, kaip jums sekėsi, ar jūs pasidarėte, net galbūt ir įvardinti, ar ne, savo tikslą planą, būtent su Young Living. Koks jūsų būtent yra šio maratono tikslu, ar ne, 2 mėnesių atkarpoje, 4 mėnesių ir taip toliau. Bent jau turėti tą metų viziją. Ir kuo paremtas tas kelias link vizijos, link sėkmės su kompanija Young Living, tai yra mėgavimasis pačiu produktu, mėgavimasis veikla šita, mėgavimasis žmonėmis, kurie čia yra, žmonėmis, kurie ateina į jūsų gyvenimą dėl šios žinios, dalinimasis, tai, ką sužino, tai, kas suveikė jum, nes kai tu mėgaujasi, kai tu naudoji, kai tu pajauti vertę, kurią tau duoda, kodėl to nepasidalinus ir nesustoti dalintis. Ir pats svarbiausias dalykas yra dabar jums iš šito seminaro pasirašyti savo istoriją. Būtent toje istorijoje turi atsispindėti jūsų esybė. Jūs turite būti savimi, turite tai taikyti, dalintis su žmonėmis ir eiti, ar ne, į žmonės ir kalbėti. Kiekvienos istorija yra skirtinga, dėl ko jūs čia atėjote, ar ne, ką jūs išjautėte. Tai jūs per savo kodėl, per savo vertybės, jūs pasirašysite kiekvieną savo istoriją. Ir Gintarė, gal mes net ir paprašysim taip įsivaizduoti 5 sakinių, ar ne, tą istoriją, kad tiltų į minutę, kad jūs sutinkate žmogų lifte ar parduotuvėje ir paklaustų, o ką tu veiki gyvenime, ką tu atradai naujo galbūt, kad tu galėtumai tai papasakoti. Yra tavo geras palyginimas, sako, tu turi papasakot, ką tu veiki, kol tu pakyli liftu su žmogum. Tai ta istorija jinai labai naudinga yra turėti tokią. Tai būsim labai dėkingos, kas Telegrame pasidalinsit ar parašyta, galbūt net ir įrašų, video savo tos istorijos. Mums irgi labai įdomu išgirsti kitų istorijas, tai labai praturtina, pripildo ir motyvuoja ir energijos tokios priduoda visą laiką. Ir viena iš kitos galėsim pasimokyti, galbūt galėsit pasikoreguoti, ar ne, jūs, kaip sakau, kartais perskaitai knygą ar išklausai mokymus ir galvo, taigi ir man čia tinka, bet kodėl man netėjo į galvą tai pasakyti, ar ne? Tai mes, kad galėtumėm dabar rišliai išsakyti, ištransliuoti žmonėms, ką jūs atradote, ką jūs naujo, kaip čia darote, tai būtent per tą trumpą savo istoriją, kad galėtumėte jau kviesti žmonės į kvapų vakarus. Ir labiausiai turbūt reikalingas dalykas yra tikėjimas, tokia papildoma jėga išorinė. Palaikymo, ką mes čia visi turim, tai turim vieni kitų palaikymą. Ir kuo yra unikali Young Living bendruomenė, kad mes net būdami iš skirtingų organizacijų, mes labai nuoširdžiai vieni kitus palaikom.
Tai mes turim tą palaikymą, bet dar turbūt, jeigu yra tas vidinis tikėjimas, kai nežinau, kaip aš tą silverį padarysiu, nematau galbūt dar visų laiptelių, bet žinau, kad labai noriu eiti tomis kopėčiomis, kurios veda link to, būtent tos svajonės, apie kurią apsirašiau. Ir tu eini link to, čia tas pats kaip ir vairavimas. Jeigu tau reikia nuvažiuoti iki plano nuo A iki B ir tu nežinai to kelio, tu įsijungi navigaciją, ar ne? Tau nereikia galvoti, o čia reikia pasukti į dešinę, ar čia reikia į kairę, tau sako navigacija. Kas man patinka, aš visada labai dėkinga Jolantai. Nu, jos tikėjimas kiekvienu žmogum, tai atrodo Dievo dovana. Jinai matys kiekvieną tą tokią kruopelytę, kaip sėkmės kiekviename žmoguje. Ir jinai mato tą viziją tos sėkmės žmogaus, bet reikia daryti. O čia jau kliūtis ateina. Va, kartais tą GPS nori išjungti ir galvoti, aš žinau geriau, važiuosiu per aplinkų. Va, tai kartais, kad mes Ten pasirodo bekelė, kur nėra kelio. Reikia grįžti atgal. Reikia grįžti atgal. Va, tai palinkėsiu savo, kad sekti tuo GPS-u, ne GPS-u, ir kad kiekvienai jums sektųsi visokeriopai ir ta gausa mus kiekvieną lydėtų. Tai mes su Daiva baigiam, ką norėjom pasidalinti. Labai būsim dėkingos, jeigu duosit grįžtamą į ryšį, ar išgirdot kažką naujo, ar ką išsinešate iš šio vakaro, iš šio susitikimo, kas nori, galite į četuką parašyti, bet mes, manau, esam tikrai toj saugioj aplinkoj, draugiškoj, kur galite jungtis mikrofoną ir pasidalinti. Taip, Dalia. Ina gal. Tai jūs, Dalia, gal paskui galite įsirašyti, aš galvoju, gal kad nors iš kitų dalyvių, irgi kviečiu. Taip, bet gal bus drąsiau, jeigu ir mes pasidalinsim. Man tai... Tai Dalia, pradėkit. Aš, žinokit, galiu pasidalinti. Aišku, mes galėtumėm gal įvesti tokias taisyklės iš šito, nes man iš tikrųjų pritrūko veidų. Aš norėčiau matyti, kas dalyvauja, o ne juodus kažkokius langelius ir toksai, ir aš, ta prasme, manau, kad ir turbūt lektoriam buvo nelabai smagu kalbėti į juodulius, ne? Ar kaip... Man smagu, Ina, buvo matyti tave, buvo Dalia, bet labai, Inos labai gražus, ar ne, tas toksai pakvietimas įsijungti kameras ir būti kartu toj energijoje, tada matai, mainais. Jo, nes čia kitaip gaunasi, nes... Jo. Va, Natalija mano šitą pagaliau įjungė. Tai kviečiu Nataliją pasidalinti, ką tu įsineši iš šitą. Va, mano vyras net atėjo pasižiūrėti Nataliją. Ne, tai tie gražių moterų pažiūrėti. Va, tavęs nesimato, aš tave... Ai, tai gerai. Natalija, nuimk šitą mikrofoną atjung. Natalija, mikrofoną, ai, va, dabar gerai. Sveikos visos merginos. Įsijungiau tik tai tam, kad pasirodyti, prisijungti prie tos šokio, kad bendraujam su veidais. Nors kaip ir klausiau visą paskaitą, pasiėmiau pagalius ir ėjau į mišką. Tai nauda buvo abipusė, sakykim taip. Ir pasivaikščiau, ir pasimokiau. Vat, kas surezonavo, tai aš nežinau. Istorijos turbūt moterų, nes pati ieškau tų svajonių, vat kaip ir Gintarė sakė, turbūt atėjau čia tam, kad išmokti svajoti. Nes likti kaip ir viską turiu, viskas kaip ir tvarkoj, bet, nėra svajonės.
Labai gražu, Natalija, kad mes Jo, ačiū įsikvėptume, Natalija, ačiū už pasidalinimą, jo. Tikrai. kad mes įkvėptumėm vieną kitą, kaip svajoti drąsiai. Jo, tas irgi labai labai svarbu. Jo, kada Gintarė kalbėjo apie svajonę, tai aš prisiminiau Nataliją, savo sesę, kad jinai irgi sako, man tai niekada nebuvo problemų svajoti, aš labai daug turiu svajonių visokių. Galvoju, kaip čia taip galima neturėti, bet pasirodo galima, bet galima ir išmokti turėti. Ne, aš kaip visą laiką transliuoju, Jan Klyvindas mane paliko be svajonės, nes aš visą gyvenimą svajojau mesti rūkyti ir aš mečiau rūkyti su aliejais ir aš likau be svajonės. Nu, va, dabar nieks. Dabar neužsibūti, dabar ką nors. Ir dabar Natalija, aš kursim svajonę kartu. Tai Natalija, jūs pasidalinkit būtinai, kai jūs įsigryninsit savo svajonių, kad ir nedidelių, parašykit į Telegramą. Jūs padėsit mums Ne, kiekvienai aš svajoti. Aš jau pradedu vizualizuoti. Tai jūs rašykit į Telegramą savo svajones. Gerai. Nes gal kai kuriai moteriai bus taip pat jūsų svajonė, bet pataps irgi jos svajonė. Gerai, ačiū merginos. Gerai. Dar pakalbinkim Gintarę, matau, labai ačiū, kad įsijungėt kamerą. Jeigu turit galimybę, pasidalinkit jūs, ką jūs tau įsinešat bent vieną dalyką iš jo susitikimo. Ačiū labai už paskaitą, atsiprašau, kad negalėjau be kameros, kad buvau tiesiog Gerai. Turiu pusantrų metų bosę, kuri kartais išveda iš rikiuotės viską, tai žodžiu, dėl to, kad netrikdyt kitiems eterio ir vaizdo, tai išsijungusi buvau. Jo, man su svajonėm paskutiniu metu gal šiek tiek sudėtinga, nes, žodžiu, dabar tokį kursą lankau psichologijos labai giluminį ir išsigryninau, kad mano viena iš intencijų šitam laikotarpiu yra būti tiesoje su savim ir su aplinka. Ir aš šiaip esu linkus daug svajot, kažkaip mano darbas taip mane įpareigoja. Tai netgi užrašų knygelėje turėjau susirašius ten virš 130 svajonių. Ir žinokit, apie kokį trečdalį teko išbraukt kažkada, nes jos buvo ne mano. Jos buvo visuotinės, ten įlipti į Everestą, ten nežinau, iki 30 aplankyti visą pasaulį, tai jos tikrai ne mano. Ir šiandien man patiko labiausiai gal tas 9 kodėl žingsnelis, nes aš žinau šitą metodą ir jis labai išgrynintas, bet aš labai seniai atlikau, tai man labai nauda bus šita dalis. Tai va, labai visom linkiu savas svajonės susirasti. O aš Gintarė norėjau padėkoti, labai man patiko jūsų istorija, kurią jūs pasidalinat Telegrame. Ačiū. Dar paskaitysiu atsiliepimą Žanos. Šitie susitikimai man priduoda aiškumo mano tolimesnėje kelionėje su šita kompanija link savo visų svajonių. Labai gražu. Tai ką, merginos, aš manau, kad... Ar Dalios norėčiau išgirsti. Gerai. Atsisveikinti. Taip? Ne, aš labai trumpai. Aš vis tiek ir su jumi keliauju jau kažkuris laikas, keliauju internetu, nuotoliniu būdu, bet vis tiek jaučiasi ta energija, kaip savo nenori, ta šiluma. Ir kiekvienas susitikimas vis vien kažkur tai nuveda, vis vien atrandi kažkokio tai naujo, vis vien kažkur tai tau suskamba kažkas iš naujo, kažką tokio ir aš skaitau, kad tai labai naudinga kelyje ir lygiai taip pat ir norint daryti verslą ir lygiai taip pat svajoti, kai čia moteris pasidalino, kad neturiu svajonių, ten mesti rūkyti, gal čia svajonė ir gali būti tikslas, bet galima svajoti, kaip ir aš buvau savo užblokavus, kad svajoti, tai svajonė, taigi nieko nekainuoja, ją galima svajoti kažin kiek ir nors po truputį susidaryti planą ir žengti į priekį, daryti tuos žingsnius.
Ir vat aš irgi vat noriu moteris irgi padrąsinti labai, vat irgi norėjau pasakyti, kad nebijokit įsijungti kamerų, va kaip ir Daiva sakė, gyvenimas yra, mes gyvenam gyvenimą, mes bendraujam, mes esam moteris, gali būti ir vaikai, gali ir vyras su lėkšte ateiti, pasižiūrėti, čiagi, nu čia, nežinau, kažkaip tai, nu vat, norisi to paprastumo, vat aš mėgstu tą paprastumą. Ir bendraukim visos, matykim savo veidus ir skleiskim tą energiją ir mokykimės vieną iš kitų. Tikrai va, dėkoju Jums šiandieną labai, tikrai buvo labai malonu pasiklausyti jų ir atrasti dar daugiau. Ačiū labai Gintarė ir Daiva už šią nuostabią pristatymą, už šią valandą su Jumis kartu. Ačiū, Dalia. Labai smagu ir Alioną matyti. Ką malonu. Tai ką, ačiū visoms labai, kurios buvot, kurios dar prisijungsit. Va, jau tai. Tai aš jau sakau visoms geriausią vakarą ir iki kitų susitikimų. Gero vakaro ir ačiū Jums labai. Dėkui. Iki. Ačiū Gero visoms labai. vakaro, ačiū visiems, iki antradienio.